vienas video, jėga, pagaliau, kiek galima laukti. Na taigi, šiandien pakalbėsime apie alkoholį. Tai itin plati tema ir šiomis dienomis itin aktuali. Kiekvienas turi savo nuomonę ir kiekvienas yra susipažinęs būtent su šia medžiaga ir daugmaž žino, kokios gali kilti bėdos. Taigi šiandien pakalbėsiu būtent apie sveikatos pusę. Nenoriu užsiminti apie vairavimą išgėrus, ar apie statistiką, ar apie būtent eksploataciją, vartojimą, pardavinėjimą, bet tik apie sveikatą, kad susipažintumėte ir žinotumėte visus faktus. Ir kadangi čia yra sporto puslapis, norėčiau pakalbėti būtent apie sportininkus ir alkoholį, kaip jie bendradarbiauja, ar yra kažkoks ryšys, ar nėra ryšio, ar yra draugystė tarp šių dviejų dalykų, ar sportininkai patys gali išgerti. Taigi pradėkime nuo pat pradžių. Pati pradžia būtų bendroji sveikata ir kaip veikia paprastą žmogų alkoholis. Tai pradėsime nuo pirmojo punkto, tai yra priklausomybė. Yra aprašyta būtent mokslinėje literatūroje, kad jeigu vartojame 6 ar daugiau kartų alkoholį, tai gaunasi, kad jau atsiranda pirmieji priklausomybės požymiai. Nesakau, kad tai yra ta priklausomybė, kuri vadinsi jūs visus girtuokliais ar kažkaip, jeigu 6 kartus suvartosite, bet jau atsiras pirmieji požymiai. Ir nuo tos ribos, didinant tą kiekį, gali didėti rizika vystytis priklausomybei. Antrasis punktas, tai būtent apie smegenis. Daugelis esate girdėję tokį mitą, kad alkoholis būtent žudo mūsų neuronus, mūsų smegenų ląsteles ir tada teigiama, kad būtent skauda dėl to galvą ir tarsi išskiriame tas žuvusias ląsteles būtent su šlapimu kitą dieną. Tai yra klaidingas mitas, bet tai nereiškia, kad smegenim nėra kažkokios įtakos. Tai smegenys visgi kenčia smegenų kraujagyslės ir taip pat tos būtent smegenys, tos ląstelės visos, jos šiek tiek traukiasi, mažėja. Tai ne jos miršta, bet mažėja jų dydis. Ir tai irgi nėra gerai, jeigu vartojama ilgą laiko tarpą, būtent alkoholį, tai prasideda visokie sutrikimai susiję su smegenimis, tai visų pirma temperatūros, būtent termoreguliacijos funkcijos suprastėja atmintis mūsų, suprastėja koordinacija, kognityvinės funkcijos ir visa tai gali pakenkti būtent pasaulio pažinimui. A ne? Taigi, pala, kur mano šviesa dingo? Na, nesvarbu. Taigi, taip pat yra daroma įtaka kepenim. Kaip žinote, alkoholis yra tarsi nuodas, nes būtent ta medžiaga, etanolis, jį mūsų organizmas supranta kaip nuodą ir dėl to bando pašalinti. Jeigu išgeriame per daug, žmogus būtent dėl to ir vemia, dėl to, kad nori pašalinti tuos nuodus iš organizmo. Taigi labai daug streso tenka kepenim dėl to, kad jos bando pašalinti tuos toksinus, tą alkoholį iš organizmo ir bandydamos pašalinti, jom daroma įtaka, jos gali suriebėti, taip vadinama susiformuoja stetozė. Ir kai organizmas yra užsiėmęs alkoholiu, kai vystosi stetozė, atsiranda žymiai didesnė rizika uždegimam. Tie uždegimai tai gali būti tai puikiai žinomas hepatitas ir atsiranda būtent iš to alkoholinis hepatitas, ūmi sunki būklė ir toliau vystantis kepenų pažeidimams gali išsivystyti cirozė. Ir jeigu mūsų kepenys visiškai bus sunaikintos, tai gali išsivystyti toksai nepakankamumas kepenų ir tai nėra suderinama su gyvybe. Kaip žinote, labai yra sunki liga ir dažnai minima vėžys. Tai ši liga yra taip pat susijusi ir su alkoholiu. Dažnas alkoholio vartojimas yra susijęs būtent su šios ligos atsiradimu. Tai čia pateikiu netgi 7 skirtingų organų vėžinius susirgimus. Jūs galite pamatyti čia. Ir taip pat šie yra vėžiai abiem lytim, bet moteriam taip pat prisideda dar krūties vėžys,
Kas yra įdomu, kad dažnai neminima, kad mažas alkoholio kiekis gali netgi kai kurių vėžių sumažinti riziką. Tai būtų plaučių ir skydliaukės vėžys. Vidutiniais kiekiais alkoholio gali būti sumažinama rizika hematologinio vėžio. Bet ar tai reiškia, kad šios ligas reikia gydyti alkoholiu? Tikrai ne. Pamenate, kiek minėjau daug alkoholio būtent padarinių, vėžių, tuos 7, kurie gali būti sukeliami alkoholio. Na tai ar verta dėl kelių šiek tiek abejotinos reikšmės vėžių gerti, tam, kad padidintumėte riziką 7 kitų? Tikrai ne. Taip pat dažna mirties priežastis dėl alkoholio vartojimo yra alkoholinė psichozė. Tai, kaip žinote, alkoholis gali paveikti ir smegenis, apie tai kalbėjau anksčiau. Bet tai gali būti ne vien mirties priežastis, tai gali būti ir ilgas procesas. Itin nerekomenduojama vartoti alkoholį, ir netgi draudžiama pagal įstatymus paaugliams. Paaugliai yra itin paveikiami alkoholio dėl to, kad jie yra imlesni alkoholiui, gali dažniau susirgti būtent priklausomybę, jie yra į tai linkę ir tai gali būti susiję ir su smegenų būtent funkcijų sutrikimais, tai suprastėti mąstymas, kognityvinės funkcijos ir tai gali paveikti tolimesnę raidą. Imunitetas. Kalbant apie imunitetą, begerdami alkoholį, mes slopiname savo imunitetą. Dėl to, kad žmogus stengiasi, mūsų organizmas, jis bando kovoti su alkoholiu. Kaip minėjau, tai yra nuodas. Ir visas mūsų pajėgos, visa mūsų energija pagrindinė yra susitelkiama į kovojimą su alkoholiu. Tai tie vykstantis procesai kepenyse. Ir dėl to susilpnėja imunitetas. Tai reiškia, kad išgėrus alkoholio yra susilpninama mūsų imuninė sistema, atsakas net iki 24 valandų. Tai reiškia, kad jeigu gersime diena iš dienos ir tie taip vadinami girtuokliai, tai jiem begeriant itin dažnai atsiranda rizika būtent susirgti tokiamis ligomis kaip plaučių uždegimas arba tuberkuliozė dėl susilpnėjusio imuniteto. Visi nori sveikos širdies, bet ar tai susiję su alkoholiu? Ar gali žmogus turėti sveiką širdį dažnai begerdamas? Jeigu žmogus ir negeria dažnai, pavyzdžiui, protarpiškai, tik per šventes, jau 56% padidėja rizika, kad per 10 metų gali išsivystyti insultas. Nepamirškime ir kitų bėdų. Gali padidėti aritmijų rizika, gali padidėti jūsų kraujospūdis. Taip pat gali būti pažeidžiamos smegenų kraujagyslės. Tačiau yra teigiama, kad alkoholis gali padėti išeminiai širdies ligai, sumažinti jos riziką. Ir teigiama, kad taip gali sumažėti ir ta infarkto rizika. Tačiau atsirado prieštaringų tyrimų, kurie teigia, kad šie apmąstymai, šie teiginiai nėra visai tikslus, dėl to, kad buvo per mažai surinkta informacijos, per mažai tyrimų ir buvo pasirinkti nebūtinai tinkami žmonės tam nuspręsti. Dėl to, kai žmonės sako, kad geria būtent dėl sveikatos, imu abejoti. Dėl to, kad tai nėra pilnai 100% ištirta, teisinga ir nors dažnai tai yra minima, dėl to būtinai gerti nei gydytojai, nei kas nors kitas tikrai nerekomenduoja. Taip pat yra teigiama, kad galima susirgti alkoholinę kardiomiopatiją. Tai yra būsena, kai mūsų širdis tarsi išdidėja. Žinote, kad gali išdidėti širdis sportininkam, bet taip pat gali išdidėti širdis ir dėl kitokių priežasčių. Ne vien dėl aukšto kraujospūdžio. Viena iš tokių priežasčių yra alkoholinė kardiomiopatija, kai išdidėja mūsų širdis ir pradeda trikti jos funkciją. Taip pat reiktų nepamiršti ir kitų įtakingų būtent padarinių alkoholio vartojimo, kaip kad pavyzdžiui dažnai matomas pirštų drebėjimas, bei gali atsirasti opos, gastritai, galime pradėti vemti krauju. Visos šios priežastis gali sukelti ankstyvą mirtį.
Ir nebūtinai, žinome, galime mirti anksčiau, jeigu vartojame dažnai alkoholį, bet tai gali nutikti. Taip pat reiktų nepamiršti, kad ši žala alkoholio gali būti perteikta ir mūsų vaisiui, naujagimiams. Reiktų nepamiršti apie alkoholinio vaisiaus sindromą. Dažnai besilaukdama moteris nenusprendžia, kada jinai laukiasi. Pirmąjį mėnesį jinai gali net nežinoti, kad laukiasi. Ir jinai, jeigu mėgsta, yra įpratusi gerti, jinai gali suprasti, kad laukiasi per vėlai ir žala jau gali būti padaryta. Pirmieji mėnesiai, pirmosios savaitės vaiko formavimėse, vaisiaus formavimėse yra labai svarbus. Dėl to tai gali paveikti tolimesnę vaiko raidą. Bei žinoma, iš viso galite nesusilaukti vaikų, jeigu dažnas alkoholio vartojimas sukels arba vyrų, arba moterų impotenciją. Dar neįtikinau, kad gerti neverta, bet tai pagalvokime apie būtent alkoholio ir sportininko sąveiką. Ar tai gera draugystė? Yra 3 kritiniai momentai. Pirmiausia, baltymų sintezė, antras, hormonų lygis, būtent testosterono, ir trečias, tai yra mūsų atsistatymas ir pajėgumas, ar jis nukenčia. Noriu atkreipti jūsų dėmesį į skaičius. Išgėrus iškart po treniruotės alkoholio sumažėja būtent mTOR receptorių aktyvacija. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad po sporto išgėrus iškart alkoholio net 37% sumažėja baltymų sintezė. Tai galima šiek tiek pataisyti, jeigu su alkoholiu būtent suvalgysite baltymingo maisto, tada sumažės tik 24%. Bet ar tai yra tik? Tai yra visgi vis tiek 24%. Taip pat yra mažinama insulino gamyba, būtent atsakas, ir yra sunkiau papildyti glikogeno atsargas. Tai reiškia, kad vėlgi sulėtės mūsų baltymų sintezė. Jeigu alkoholio kiekiai nebuvo tokie dideli, statistiškai reikšmingai glikogenas nebus taip mažai, būtent įsisavinamas nebus taip blogai. Bet jeigu kiekiai didesni, baltymų sintezė, kaip minėjau, gerokai sumažės. Miegas. Pakalbėkime apie miegą. Kaip žinote, išgėrus labai traukia prie lovytės, taip? Ir atrodo, kad užmiegat greičiau, geriau, bet iš tikrųjų realybė tokia, kad jūsų miegas šiek tiek suprastėja. Jis pasidaro nebe toks gilus. Ir ką tai reiškia? Tai vėl reiškia, kad yra daroma įtaka baltymų sintezei. Ji ir vėl suprastėja. Hormonai. Ar svarbus mums hormonai? Na taip, svarbus. Ypač testosteronas, taip. Na tai jis irgi susijęs su baltymų sinteze. Pakalbėkime, ar alkoholis turi jam įtakos. Tai yra taip teigiama iš mokslinių tyrimų, kad maždaug 8,5 skardinės alaus jau sumažina mūsų testosterono kiekį. Ar daug sumažina? Tai maždaug apie 23%. Ar tai daug ar mažai? Nėra itin daug, jeigu tas sumažėjimas yra 1 dienai, 2. Bet jeigu jis būtų žinoma nuolatinis, jeigu jūs nuolat gersite, tai pajusite, kad jums bus sunkiau užsiauginti raumenų. Kaip minėjau, ir dėl ankstesnių priežasčių, bet taip pat ir dėl hormonų sumažėjimo. Kai kurie žmonės teigia, kad alkoholis yra gana maistingas, yra vitaminų, visgi išgeriame skysčio, bet reikėtų pagalvoti, visgi ta sudedamoji medžiaga etanolis įvaro iš mūsų kraujo būtent vandenį, iš mūsų organizmo. Ir ką tai reiškia? Tai reiškia dehidratacijos riziką, kad mums pradės trūkti skysčių. Jeigu jau sumažės 2-3% vandens mūsų organizme, tai reikš, kad mes neteksime šiek tiek jėgos. Jeigu pajusime tas taip vadinamas pagirias, mūsų aerobinis pajėgumas sumažės netgi 11,4%. Kalbant apie vitaminus, taip, šiek tiek vitaminų yra alkoholyje, bet reiktų nepamiršti svarbaus dalyko, kad alkoholis ne tik varo skysčius, bet ir šalina iš mūsų organizmo vitaminus bei mineralus. Tai reiškia, kad sumažėja kalcio, magnio, cinko, B vitaminų, kurių ir taip žmogui trūksta. Dažnas iš mūsų
dažnas žmogus ir taip nevartoja pakankamai vitaminų, nes su maistu nesugeba jų gauti, nevalgo tiek daug, kiek reikia būtent salotų, vaisių, daržovių, kitaip tariant, ir tas alkoholio vartojimas dar labiau sumažina vitaminų kiekį. Taip, alkoholis taip pat turi įtakos mėšlungio susidarimui. Jeigu prieš treniruotę išgersite šiek tiek alkoholio, gali padidėti mėšlungio rizika. Taip pat kalbant apie alkoholį ir tą maistingumą, jūs žinote, kad alkoholis irgi turi kalorijų. Ir kaip vadinamos tos tuščios kalorijos, tuščios ar ne, tai vis tiek yra kalorijos. Ir viename grame alkoholio, būtent etanolio, yra 7 kilokalorijos. Jeigu pridėtume, kad tas gėrimas yra gana saldus, daug cukraus, šampanas ar dar kas nors, pamatytumėte, kad pora stiklinių nėra tokios nekaltos. Dėl to metant svorį, ypač metant svorį, labai nepatariu gerti alkoholio. Išgėrus prieš treniruotę alkoholio sumažėja mūsų juosmens temperatūra. Ar tai kažką lemia? Taip, tai daro įtaką sportui itin karštoje aplinkoje arba itin šaltoje. Dėl to tiek vienomis, tiek kitomis sąlygomis bus daug sunkiau sportuoti. Pajėgumas, atsistatymas. Ar alkoholis turi ir tam įtaką? Priklauso nuo kiekio. Jeigu yra nedidelis kiekiams suvartotas, tai nepakenkia mūsų pajėgumui ir būtent metabolizmas sporto metu niekaip nepasikeičia. Jeigu pažiūrėtume iš vieno iš tyrimų, 0,88 gramai vienam kūno kilogramui moteriams niekaip nepakenkia sporto metu. Tai atsistatymui nesutrukdė nei kiek. A ne? Daugiau negu 200 milimolių litre etanolio mūsų kraujyje šiek tiek kenkia aerobiniam pajėgumui. Dėl sprinto nėra aišku. Bent jau kiek yra žinoma, tai kad iškart išgėrus, žinoma, sprintui alkoholis pakenks. Jeigu padarytume tokias bendrinės išvadas, 0,5 gramo alkoholio vienam kūno kilogramui neturėtų kenkti. Bent jau taip teigiama po sporto. Prie sporto, žinoma, bet koks alkoholio kiekis gali šiek tiek pakenkti. Jeigu didesni kiekiai, pakenkti gana daug. Kaip minėjau šiame video, alkoholis gali pakenkti tiek mūsų sveikatai, tiek sportinių interesui. Tai gali pakenkti ir baltymų sintezei, ir mūsų hormonų gamybai, ir atsistatymui, pajėgumui. Todėl pasvarstykite, kokie yra jūsų prioritetai, ar tikrai verta, o jeigu taip, ar būtina nusilakti kaip šuniui, itin daug, dažnai ir nesaugojant savęs. Ačiū, šiam kartui tiek, laimingai.